Apie charakterio savybės tų studentų jūs minėjote, kad turite keletą Šiaulių universiteto studenčių ir užsiminėte apie tas savybės, bet neišplėtojate. Ir apskritai, į ką studentas galėtų orientuotis, formuodamas savo būdą, savo charakterį, pasiruošimo santykiams su darbdaviu? Pirmiausia, jis turi būti savarankiškas. Sakykime, visados darbdavys, jeigu jau ateina darbuotojas ir neturės to savarankiškumo savybių, ir kažkoks pereinamasis laikotarpis be abejo bus, tai jis pasistengs jam ten išugdyti jas, bet jis vis tiek turi po mėnesio kitų pradėti dirbti savarankiškai. Jis visą laiką vaikščios ir lakstys pasiklausdamas, beveik visiems darbdaviam tas atsibosta. Ir negali būti visą laiką lydintis ir negali norėti turėti kareivį, kuris gavo komandą, įvykdė nuo iki. Rinkos ekonomikoje ir bet kokio įmonėje reikalinga, jeigu ne statutinė organizacija, aš kalbu apie privatų verslą, ten savarankiškumas ir iniciatyvos yra labai vertinama. Antra, aišku, pareigingumas ir darbuotojas turi būti sąžiningas. Aš neturiu omeny, kad ten kažką pavogti ar nepavogti, bet atlikdamas savo darbą sąžiningas prieš save ir prieš darbdavį. Jeigu jam kažkas nesigavo, jeigu jam kažkas neaišku, jis turi nebijoti to pasakyti, nebijoti ateiti paklausti, nebijoti pasiaiškinti. Ta prasme sąžiningumas. Arba, sakykime, aišku, ir taip, kad liktai padaręs darbą, pasakyti, kad padarė, o iš tikrųjų tas darbas nepadarytas arba paviršutiniškai padarytas. Taip, kompetencija natūralu, jeigu darbuotojas neturės kompetencijos tam darbui ir nenorės jos įgyti. Niekas negėmė, kaip sakoma, šventieji puodus lipdyti neišmoko, tu turėjai išmokti, negėmė mokėdami. Tai čia irgi kiekvienas darbdavys, manau, kad nenori ir nesitikė gauti darbuotojų, kuriam nuo pirmos akimirkos gali patikėti bet kokį darbą, bet jis nori, kad tas būtų imlus. Tai savarankiškumas, sąžiningumas, išugdoma kompetencija yra tie dalykai, kurie... Ir aišku, čia nuo žmogaus savybių priklauso, bet jau plačiai prasme niekas nenori iš esmės turėti probleminio charakterio žmonių kolektyvuose, kurie desorganizuoja kolektyvą. Jis gali būti labai aštrus, labai, sakykime, visą laiką kažko besipiktinantis, inicijuojantis, bet jeigu ten peržengia tam tikras ribas ir sukelia diskomfortą kitiems aplinkai ir kolektyvė tokia yra nesveika aplinka, darbdavys paprasčiausiai net prie visų gebėjimų to darbuotojo, super kažkoks jis gali būti ten genijais, visa kita, dažniausiai jo atsisakys, mano supratimu. Mano principas, pavyzdžiui, visados, jeigu didesnis kolektyvas yra, kiekvienas žmogus turi pliusų, minusų, reikia, kad tie pliusai dėtos į vietą ir nusteltos minusus. Iš kiekvieno žmogaus pliusiukų padarai kažkokį didelį pliusą, sinergetiką turi veikti. Jeigu atsiranda vienas labai didelis pliusas, kuris suskaida, išdalina viską ir sugriauna, tai aišku, tokį labai didelį pliusą paprastai atsisakai.